Ką ten su kompais? Sveiki, gerbėmieji. Šiandien mes turime naujienų, porą gerųjų naujienų. Jau kas matė, tai mes jau turim savo logą, kurį mums laimės kūdikis padarė. Ir be logo dar turime ir svečių šiandien. Šventų svečių. Šventų svečių. Labas. Taip, mūsų visų mylimas lietuviško Fedivisatos adminas. Entuziastas. Sugalvosim gal Fediversiją, kaip lietuviškai pavadinti. The Saint. Kitur dar žinomas Thinking Meats. Jo, čia kai Saint būna užimtas, tai alternatyvus. Tai aišku, pakalbėsim apie Fedivisatą, apie šiaip linksmus dalykus. Aišku, pradžioje žinios. Kas nutiko per paskutinės porą savaičių? Nutiko įdomių dalykų. Tai pradžioje NordVPN paskelbė, kad buvo nutekinta ten kažkiek milijardų sausainukų, kukių, iš kurių 77 milijonai iš Lietuvos ir pakankamai nemažas, sakykime, procentas, kiek tenai, 14% beros, ar tenai, šiaip yra vis dar galiojantis, tai žodžiu. Jo, bet čia tiek Lietuvos kontekste, tiek lietuviško akauntų, tiek pasauliniam kontekste, 19% dar neexpirinė. Nebaigia galiot? Jo, nebaigia galiot ir kas labai linksma, tai aišku, ten pagrindė iš Microsoftinių devaisų išvokti kukiai, bet nedidelis procentas ir Apple gamintojų. Ką NordVPN teigia, kad čia kelių konkrečių malvaro kūrėjų turbūt visas lobis surinktas, sukrautas ir visas šitas lobis surinktas pagrindė tokio, vėlgi, dar vieno malvaro, kurį gamina as a service, maždaug susimoki $100 per mėnesį ir gauni, gerai, streamą, duomenų eilutę, duomenų srautą kukių. Toks redline produktas, nežinau, apie jį neteko plačiau pasiskaityti, bet, kaip supratau, jis ten Microsoft'ui labiau skirtas. Bet tai kaip tie kukiai pas juos pateko? Turėjo kažką įdėkti kompą? Jo, pagrindė šitas malvaras, būtent iš klientinių kompų. Čia iš linkomanijos žaidimo atsisintė ir turi... Turbūt iš serijos. Arba kažkokį neaišku pluginą į Firefox'ą suinstaliuoji ir dabar tokių pasirodo visokių yra. Bet čia ir kriptovoletų orientuotų, kriptovoletų. Tai tas tai visada. Čia tai by design yra kaip skemas. Čia buvo tas įdomus dar reiškinys, kad labai nesiskiria pasaulinė rinka ir ta dalis, kuri atributinama lietuviškam klientam, tai ten vis tiek, vienaip ar kitaip 19% aktyvių, žodžiu, dar. Žodžiu, jau kas išsivalykit kukius ir prisiloginkit iš naujo. Bet čia toks... Dėl viso pikto. Čia taip reiktų suprasti, kad turi trojaną kompę, tai čia kaip antrinis pardavimas, ne? Kompą valdo, bet dar ir kukius parduoda, žinai. Apselas toks. Ir šiaip, ta prasme, išsivalius kukius, tai jam dar smagiau. Ta prasme, naguose tas jo. Jo, tai aišku, pirmą šiaip susitvarkyk, kad nebūtų visokių nesąmonių. Visokius įsivalyk. Perinstaliuok kompą ir tada išsilogink iš viso. O tai čia antivirusai juos pagauna, ar čia kaip? Vėl nežinau, čia konkrečiai per tos produktus reikėtų žiūrėti, bet kaip taisyklė neilgai pagauna. Nes čia tas populiariausias malvaro, kuriam atributina visas šitas vagystės, tai jie labai stabiliai leidžia naujas versijas, žodžiu, šitas redline'as, kur ten vos ne 50% viso srauto jam atributinama, tai... Prašymas tai toks rimtas, Kilogą ar parašyta. Bet ir kaina aiškiai parašyta. Normalus produktas, aiškiai kaina ir ką daro. Net produktai naudingi, už kurios mokytų, nebūna kartais tokia. Jo, bet čia šitą reiškinį, aš jau nežinau, kelintus metus stebim, kad jau ir malvarą rašo, kaip paslaugą, ta prasme. Tvarkingai savo puslapį turi, žodžiu, ten galima užpildyti formelę, susirinkti. Čia spamą irgi seniau taip panašiai galim buvo. Ką dabar rasta? Dedosus irgi. Spamą tai jau legaliai turbūt. Kaip pavadinsi. Oksilabai kokie nors skreipas spamą ir didosą. Tai jie to nedaro, jie tik tai suteikia tau įrankį. Ja, O tu pats daraisi. Jie tiesiog kaip tarpininkas. Arba toks nenumatytas šalutinis efektas. Visi tie Kiwi ir panašus agregatoriai, jie kitaip neišgyventų. Taip.
Tai čia lygiai taip pat daug skūsdavosi Hebra, šitas Wayback Machine, kad juos uždubasina, ten turi savo atskirą metadatos, žodžiu, API, kur ten puslapis gali pasiskelbti, kiek užklausų jam galima daryti, ir tada sulėtina skreipinimą. Beje, jeigu matėt per Lemmy ar panašiai, yra archive.page arba archive. Tai jeigu pastudijuot, kas ten yra, tai ten niek nežinom, kas ten kas kreipina, kažkokie sąsajos su rusais. Tai yra, yra ten. vienas dabar didelis, man atrodo, rusų skreiperis. Iš tų atviresnių, labiau prieinamų, tai yra šitas web archivas, tai to internet archivo. Yra kažkoks rusų skreiperis, kuris analogiškai veikia. Tai rusam reikia susirinkti internetą, kažkada užsidarys, kad būtų. Na jo, logiškai, kompaktais galės pardavinėti. Galiūnose būdavo. 2023 versija DVD. Ir man atrodo OpenCrawl toks yra, kur jie stengiasi kaip asociacija, visiškai atvirai ten viską pateikti ir toks man atrodo OpenCrawl ir vadinasi. Tai gerai, tai žmogui reikia perinstaliuoti kompą, instaliuoti antivirusą ir nedaryti to, ką darė prieš tai. Arba atsijungti nuo interneto visam likusiam gyvenimui. Kai kuriem būtų visai nepakenktų. Kai kurios komentarus paskaičius, tai kai kuriuose socialiniuose tinkluose tai norėtųsi, kad tie žmonės atsijungtų nuo interneto ir nebeprisijungtų niekada. Man atrodo, problema dėl to, kad tu laikai Delfi socialinių tinklų reikėtų. Ne, matai, Delfi dabar išvis neprieis, ten viskas mokama dabar. Delfi plus. Bet jie crawleriam tai duoda. Ta prasme, čia buvo problema, kur atsidarai Google cache ir Google cache'as sukešuoja pilną straipsnį, nes Delfis užsidėję rulsą, kad cache'ui rodytų, kad Google crawleriui rodytų, ta prasme, pilną straipsnį. Dabar Google kai cache išjungia. Jo, Google cache išjungia, bet jo, ta prasme, klausimas, ką daryti, tai lemba, nežinau, ar yra toks galutinis sprendimas, tai persinstaliuoti Windows'e, bet... Jeigu persinstaliavai ir vis tiek tą patį žaidimą išrinko. Taip, ta prasme, reikia susirinkti tą patį setą įrankį, Tai nieko nekeičia. Arba žinai, jeigu, pavyzdžiui, koks nors prastas pluginas Firefox'o, taigi tu ten, jeigu Firefox sync įsijungi, tau automatiškai viskas instaliuoja. Turėsi vėl. Reikėtų aiškintis kiekvieną malvaro, kaip jisai iš kur atsirado, bet... Žinot, ar tu jį turi, nes tu gal įsitikinęs, kad tu neturi. Ne, tai niekas neturi, visi yra įsitikinęs. Pas visus yra švaru. Aš tai sveikas. Tai iš Windows įsogė, ten nesisiūsdavai kažkokį su aktyvatoriumi. Jo. Visur aktyvuoja. Viskas normaliai, viskas tvarko. Jo, apie skemus šitos visus kalbant. Vienas iš kripto skemerių sėdo 25 metam. Vis dar gali teikti apeliaciją. Amerikiečiai, man atrodo, teigia, kad jau vienas didžiausių, vienas didžiausių finansiškai skemų istorijoje. Jų ir, ta eilinė situacija įkūrė Crypto Exchange ir su milijardais kešo prūko. Kuris tas? Tai FTX, man atrodo, trečias didžiausias Crypto Exchange hubas. Tai čia apie Samą, ne? Taip. Garsiai nuskambėjęs šitas dalykas. Ten ne tik kripto buvo schemas, man atrodo, ten buvo tiek, kad piramidės schema, kad jis tą, ką gaudavo, kitiem duodavo ir tiesiog baigėsi laikas ir nebegalėjo išsimokyti. Kaip mamam kažkada tai buvo ir kažkas panašaus. Bet jau čia, tas teismas, aš nežinau, po 3 metų, kiek čia užtruko. Aš kiek paminu, ten norėjo daugiau metų duotis, norėjo mažiau metų gauti, labai nesuprantu. Norėčiau pamatyti, kas norėtų daugiau metų gauti. Aš tai galiu sugalvoti argumentą, tai norisi pasislėpti nuo tų, kad sukišo pinigus jau. O šiaip, kalbant apie tas kriptos schemas, tokia Miner One gal teko girdėti? Ne. Galima pasidomėti kitai laidai. Gerai, aš dabar jeigu įlysiu, tai bus... Su lietuviai susijęs. Okay. Tai pažįstami jau. Taip, man atrodo, ar tavo. Man prasideda. Nenustepčiau. Aš žinau, jie ten su tuo kažką, tai aš jau aišku ten aš atsiribojęs, bet... Taip, be abejo. Tai tiesiog
Nes kaip sakyti, aš čia nesėdėčiau čia, būčiau, žinai, vis. Dėl to vardais neminėkime, dabar pasižiūrėkime faktus. Nesėdėtum, sakai. Sėdėtum kitur. Sėdėčiau kur nors kitur, pino koladom. Nu, arba stovėtum, cementuotam kojom, ne? Pindar kaladė. Žinai, tą hebrą pažįstam visai įmanom. Aš galėsiu paskui ne į eterį papasakoti linksmybių. Dabar žinai, kodėl jisai ten norėtų gal kartais kalėjime pasakyti. Nu, saugiai, ramiai, pabūtų. Mokslus pabaigti galima ten dar kažką. Taip, knygos atrinktos. Knygos, va. Gerų knygų. Ten tas pats Miknikas, man atrodo, kur irgi ten apribotas visą kitą. Jis ten knygų prirašė gyvą galą, suspausdino mašinėlę. Tai, man atrodo, čia kur už korupciją Lietuvoje buvo politikas kažkoks. Tas irgi sakė, kad va, turėjau laiko pastudijuoti filosofijos. Darbas netrukdo. Šiaip iš toliau tokių vėlgi prie bylų grįžtant, dar porą grupinių ieškinių kabo. Vėl su mūsų mylimiausiam kompanijom, tiek Google'u, tiek Facebook'u. Eilinį sykį bylos betrunkančios gyvą galą, tai Google'as teisėsi dėl to, kad pardavinėjo tokią paslaugą kaip inkognito režimas ir paaiškėjo, kad tas inkognito režimas yra tik tai dar vienas būdas prisirinkti trafiko, ką žmonės naršo. Ir vėlgi 4-5 metus grupinis ieškinys bus svarstomas. Aš jau nežinau, kokia ten ta bylos baigtis, bet jau Chromas, kiek mačiau, su nauju update'u by default jungia ten papildomis teoriškai saugus režimus ir čia mes nieko nebesiunčiam, atsiprašome, visą kitą. Bet čia nebuvo taip, kad jie slėpė šitą dalyką, tiesiog niekas neskaito tų agreementų. Kur tu ten skaitysi? Turbūt pagrindinė problema buvo, kad jie reselino šitas duomenis. Taip. Jeigu jie nebūtų perdavinėję, o tiesiog turėtų, tai ten niekam būtų neįdomu. Ir čia šiaip taip legalu mes. Sutikai su šito, viskas. Ir čia šiaip tas yra toksai, kad, tam tikrose sluoksniuose pasakius inkognito langas jautiesi saugus. O inkognito, tai čia vėl, logotipas pilkas. Jo, ten akinukai kaip žinom, svarbu kaip atrodo, o ne kaip yra. Taip, čia ta pati žalia mėlyna spinelė, kuri analogiškai ir Facebookas su savo, žodžiu, išlindo atvejais. Kaip pasakyti, kad jau vėlgi kokių 16 metų pardavinėjo, kaip dabar vėlgi, snooping traffic. Periminėjo srautą. Jo, periminėjo srautą, taip, konkrečiai periminėjo srautą ir konkrečiai kalba sukosi apie jų tuometinius konkurentus, ten Snapchatą, Google, Google+, Amazoną ir žodžiu, analizavo, kur kas ką naršo, kiek bendrauja. Ir ten toks gana snyky originalus planas buvo įgyti VPN providerį, jau klientą kažkokį ir pardavinėti studentam, kaip, žodžiu. Aš tai manau ir žinau, kad kai turi galimybę, tai pagunda žiauriai didelė yra. Ir esu girdėjęs ir Lietuvoje ne kartą tokių atvejų, kur yra pašto sistemos, kur konkurentų laiškus mėgsta paskaityti žmonės. Tai čia su to Mozillas, man atrodo, servisu, kurį čia neseniai uždarė, irgi panaši problema buvo, kur mes šnekėjom apie tą, kaip ta paslauga vadinosi, kur tipo ištrinsime mes jūsų duomenis, jeigu rasime, žodžiu. Ir pagrindinis tiekėjas šitos paslaugos Mozillai buvo kompanija, kuri treidina, žodžiu, informaciją apie userius. Jo, ir Amazonas irgi, jie žiūri, kur sekasi tiem nepriklausomiem pardavėjim. Ir jeigu labai gerai sekasi, jie tiesiog nuklanuoja tą versliuką, o kadangi jų mašina yra daug didesnė, efektyvesnė, tai jie ten sutraiško konkurentus. Ir dabar tokia, tam tikrą prasme normalizuota praktika, o prieš kokių ten 15 metų žinau, kad buvo vienas saitas Lietuvoje, kur jeigu domeną ieškai, bet neperki dėl kažkokių priežasčių, pasižiūri, geras domenas nusiperka savo, tai nežinau, biznis kaip ten. Bet su tais domenais aš atsimenu tokį linksmesnį variantą, dabar galvoju, kažkurios dvi porą konkuruojančių e-shopų, vienas iš jų, vienas LT ar vienas LT? Nes domenai yra ir tas
ir tas. Jo, bet anksčiau buvo, aš nepamenu, tarkim A1 LT. Ir konkurentai nusipirko domeną, kur yra anosinė.lt. Nu, tipo, ant lietuviškos klaviatūros spaudžia vieną. Ir ten jie sakė, blema, mes šito srauto labai daug pasidarėm pardavimų, ta prasme. O pirkėjų, tai vienodai, ta prasme. Tiksliai neprisimenu termino, domain squatting vadinasi. Ir daug tų domenų yra, kur tie patys Amazonai, Google, jie aplinkui apipirkė. Vien dėl to, kad ne tik dėl pinigų, bet dėl to, kad, phishingai visokie fake saitai ir jie tai bando apsaugoti. O šiaip čia neišduosiu paslapties, nes man atrodo buvo podcast'e kažkokiam Basket News istoriją pasižiūrėk. Kažkas irgi buvo su Basket News. Jo, Mastodonė yra nuolaidas, man atrodo, linkino. Irgi buvo kažkas įdomus. Bet čia irgi, dar tas durnas variantas būna, toks buvo profesionalės LT, man atrodo. Vienu žodžiu, iniciatyva ten Švedbankio, ten buvusi prezidentė prisidėjo. Ir visose reklamose, logotipuose su lietuviškom raidėm domenų užrašė. Tokio domeno neišsipirkė. Ir kažkas nusipirkė. Aš nusipirkau. Ta prasme, nieko blogo nepadariau, redirektas, bet tiesiog trafiką pasižiūrėti, kiek žmonių ateina. Tiesiog pasižiūrėti trafiką. Reikės atsikuisti istoriją, tas puslapis negyvas, bet ar trafikas eina į tą domeną, žodžiu, nes, tiesiog įdomumo dėliai. Jo, nepatikėsi, Group.lt turi default cache, kur visi laiškai eina, o kadangi yra visokių NB Group, ten dar kažkokių grup, tai darbas skelbimus, CV siunčia man ir kartais būna tiesiog atrašau žmogui, kur tu radai tą darbą skelbimą, sako, Lietuvos rytas skelbimus atspausinti, sakau, šakas. Tai va, siunčia maždaug vežimo turtis, kad ar galėtum krovinį pervežti. Tai va, jo, tai tiesiog jau kuriu tuos laiškus, kad trintų, nes per daug jau eina ir nenoriu, žinai, kad kažkas po to pretensijas pareikštų. O tai kurim paletės privežti? Iš tos serijos. Šiaip, jeigu tuo užsimčiau, galbūt visai nieko, žinai. Tokio randominių krovinių srautas, toks įvairūs labai. Jo, tai va, tai tokių, žmonės bet ką rašo, bet kur ten. Dabar paskutinis, tai ką gaunu už paslaugos LT, atrodo, kažkas užsiregistravo su blogu e-mailu ir ateina man tie e-mailai, tai kažkokia, jeigu norit, galiu žolės pjovelės pjovėjų parūpinti. Rašiau aš tam administratoriam, bet kas ten skaitytus? Žinosim. Čia pagrindinė naujiena, realiai open source pasaulyje, tai Velykų nebuvo. Apie šitą buvo šnekama. Velykinį kiaušinį rado. Čia tokį kiaušinį rado. Kad... Situacija tokia, kad yra viena iš open source'inių bibliotekų kompresino. Bet gerai, libxz kompresijos libas ir netyčia vienas bičelis pastebėjo, kad Microsoft'ą dirbantis bičelis pastebėjo, kad kažkaip lagina, dabar galvoju, SSH connection'ai lagina. Jo, kažkas ledavim veikęs SSH prisijungęs netikėtai. Taip, ta prasme, šita biblioteka su SSH tiesiog visiškai nieko bendro neturi, ta prasme, niekaip ten nesilinkina, nie pro kur, žodžiu. Ir ilgainiui besikapstant išlindo toks įdomus šposas, kad iš esmės tikslingai į tą biblioteką buvo įkišta malvaro. Ne malvaras, tiesiog backdooras. Grubiai backdooras ir gilinasi Hebra iki to funkcionalumą, ką jis tiksliai turėtų daryti, nes ten ilgai ir nuobodžiai, žodžiu. Tai to, kas įkišo, gal paklaus reiktų. Ten kažkaip buvo, kad tam tikrais atvejais aktyvuoja prisijungimą su specialiu private key. Taip. Ir taip pat galimybę updatinti kažką tai. Tam extensiono mechanizmas, ta prasme. Tai toks sleeper agent. Tai, žiauriai pavojingas dalykas yra, nes SSH-as, nežinau, visur naudoja. Ta prasme, absoliučiai visur, ta prasme, turbūt netgi didžioji dalis use case'ų yra, kai vartotojas net nežino, kad po apačiai SSH-as. Prasme, ten, nežinau, ar ten GitHub'o kokie nors raktai, ten backupai, bet kas blemba, kur ant viršaus įrankis klibina ir ilgainiui kapstantis tą visą istoriją, iš kur čia atsirado šitas visas backdooras. Hebra turėjo grįžti kokius porą metų atgalios, ten konkrečiai to XZ bibliotekos maintaineris ir prieš porą metų kažkaip taip skundėsi, kad čia aš jau perdegęs, neturiu laiko, kažką. Open source šitų bibliotekų dažnas atvejis, kai jie apskritai inžinierių turbūt, Ir
kažkur staiga prisistatė, nežinau, čia net negali sakyti, kad žmogus, o veikėjas, personažas, kuris pasišovė pagelbėti, ten pradėjo automatinį testą. Aš kaip suprantu, jis ir prieš tai jau tenai šiek tiek dalyvavo, nebuvo kaip iš nieko. Taip. Jis ten 21-ais GitHub accountas sukurtas, paskui ten pirmi kažkokie tai buvo tiesiog komitai, jis prisidėjo, dalyvavo, viskas tvarkoj. Šitas galiausiai pagrindinis autorius sako, Hebar, reikia pagalbos, tai jis pakėlė ranką. Jau taip, ten ilgainiui paskirė maintainerių, prasme, oficialių. Tik tiek, kad ten su ta pagalba ir prisidėjimu dar toks aspekčiukas buvo, kad tas feikinis veikėjas, kuris šitą visą backdoorą įkišo, jis ten buvo padaręs keletą pull requestų. Staiga atsirado žmonių, kurie prie to pull requesto irgi iš pažiūros feikiniai accountai, kurie socialinį spaudimą originaliam maintaineriui davė, kad davai sumergink čia šitus, čia mums labai reikia, mums čia spaudžia, žodžiu, visą kitą. Ir dabar retrospektyviai žiūrint, ta prasme, panašu, kad jie irgi buvo sukurti personažai vien tam, kad sukelt spaudimą. Pasiruošta buvo gerai. Kaip suprantu, nežinau, kas jie ar tai. Jo, nežino čia, ar čia rusai, kiniečiai, pagal pavardę kiniečiai. Kas irgi gali būti ir gali nebūti. Nes tai būtų šiaip kvaila, jeigu tu prasme. Bet ir labai protinga, ne, jeigu Inception. Ar amerikiečiai, ar kas ten, kaip sakyti, ar kažkokie privati, žinai. Šiaip čia turbūt prielaidą reikėtų daryti, kad prie šito viso backdooro prisidėjo kažkas, kas turi pakankamai laiko ir pinigų. Jo, bet čia ir long game, ta prasme, tai nebuvo taip, kad per 3 savaitės kažką sulaužti, čia toks, pasėsim ateinančiam 100 metų išdėlės. Ir tas pats pasėdimo procesas, kur pamažiukais, pull requestas, šiaip niekur neskalom, ta prasme, ir panašiai. O tai, kad ten su Merzino, pavadinkim, tai nieko keisto, nes esu kelis kartus ten kokiam open source projektam siuntę savo PR'us, merge requestus ir sprendžiant iš to laiko, kaip greitai jie sumerginami, ten tikrai nieks nieko nesigilino, nieks nieko nežiūrėjo, ten ką nori gali parašyti, tiek, kad po to gal kažkas pamato ir gali detektinti, bet kai tokių suktų, pavadinkim, būtų įdėta, ten ne kiekvienam. Nes grinai nebuvo taip, kad tas Microsoft'o žmogus tiesiog užmetė akį, jam reikėjo realiai tai reversinti ir jis dar pats rašė tame originame mailė, kad aš nesu specialistas. Bet čia tokių nėra specialistų, tai trūksta mums, kurie šiaip savo ten, nežinau, penktadienį vakarą pakrapštė. Bet ir šiaip, ta prasme, tas pull requestas dar kitas dalykas, kad ten visa mėsa, visas payloadas, jis nebuvo ko, tai buvo tiesiog prie testų pridėjo, binarinį blobą, kurį po testų metu turi išekstraktinti ir ten. Taip, ir kodė to nebuvo, tai to bildo metu tas injectina ir tik tai, kiek pamenu, RPM ir DB, jokie kitokie Unix-like BSD sistemos net nebūtų pastebėję, kad ten yra tokia problema, ar ne? Nes ten būtent konkrečiai buvo šitas config skriptas, kaip jis vadinasi, autokonfas Hacker News buvo geras komentaras, kad autokonfas ir taip atrodo kaip backdooras. Ten nieko nesuprasit. Jeigu nori paslėpti, reikia autokonfo, nes niekas nesupranta, kaip jis veikia. Bet tai čia žinai, čia gali su bet kokia technologija pasakyti, C kalba yra backdooras, nes kiek žmonių skaito C dabar. Ken Thompson parašė, ar kalbą sakė per ICM Awards, tai Reflecting Trust galėsiu siūsti. Tai ten nusisakė, jeigu aš įdėsiu kompilerį būdą sukompiliuoti backdoorsą, nieko jūs neišsiaiškinsit, todėl security yra apie trust. Na šiaip man ir klausimas buvo iškilęs, kaip šiais laikais tada trustas užtikrinamas? Nes anksčiau būdavo PGP, key signing party, susirenka kebra ten ratuku su pasais, ten pasirašinėja visą kitą. Tarkim šito konkrečio atveju, ar ne, tai tu tiesiog turi netikėti SSH saugumu, ar ne, ir tada kiti būdai užkardinti. Bet čia, ta prasme, iš šitos pusės, aš turiu minį pasitikėjimas pačių developerių. Apskritai, kaip pasakyti, developeris nėra statinis vienetas, ar ne? Taip. Šiandien tu toks, po 10 metų kitoks. Ir turbūt kitas dalykas, kad aš tiesioginės jungties neturiu su GitHub'u, tai gal kompu irgi tarpinė dar. Čia, žinai, čia toks software supply chain tokia ataka, bet šiaip dažnai būna, kad, nežinau, yra žmogus, kuris turi prieimą prie daugiau informacijos, negu jam reikėtų turėti ir gauna ten 100 eurų daugiau, alaus bokalą ir papasakoja. Tai tiek. Taip sakant, human error. Taip. Human is an error. Aš kaip visą laiką sakau pavyzdį, tai turbūt turtingiausia
toje sferoje organizacijų pasaulyje, nusiai, pinigais, superprotais, ar ne, ir Snowdenas ten po truputėlį nešė. Ir vakar ar užvakar naujiena buvo, kad Amerikos paslaptis iš Pentagono išneštos security kontraktoriai, ar ne, prieš savaitę buvo Vaxpe nulikino CV. Taip. Ta prasme, tai nėra taip, kad tu ten kažką nusipirkai ar sugalvoji padarėjai, paspaudai ir saugu. Ten taip nebuvo. Bet čia turbūt su amerikiečiais kita problema buvo, ten darė apskaitą, kiek žmonių vienetais turi prieigą prie, slapto grifo, ten tiek Department of Defense, ten apsižiūrėkime, kad biški per daug. Tai kaip, jeigu žino daugiau negu vienas žmogus, jau nepaslaptis. Taip, o ten jau kalba sukosi apie daug nulių žmonių dabar. Jeigu dar einant į konspiracijos teorijas, tai labai dažnai kažkaip veža dokumentus iš vienos vietos į kitą. Kaip čia toks gal tikslingas būdas biški sumažinti kiekį, jeigu pervežant mažėja dokumentų, tai gal reikia dažniau pervežinėti ant storage'as, sakyta. Jo, tai vėlgi čia toks allegedly reikia tą žodį visą laiką. Taip, allegedly. Jo, tai galimai. Tai prieš metus kokius, aš nepamenu, ar milijardą trūko, ar 5 milijardų Pentagono balansas nesėjo, ar kiek davė pinigų, kiek išleido ir kur. Ir ten visi ieškojo ir nerado. Tai, kažkur taigi ta informacija turėjo būti ir jinai arba specialiai yra ištrinta, arba kas turbūt labiau tikėtina, kad bagas. Tai reiškia, nėra tokio kažkokio tai proceso, procedūros, užtikrintų ten pilną kontrolę, pilną patikimumą ir taip. Sutikrinti inputą ir outputą maždaug. Mano vienas, dirbau su žmogum ir jisai tokį, kaip buvo sugalvojęs produktą, pavadinkim, kad buhalterinės duomenų bazės daro backupą, bet ne tik backupą, bet ir lygina dabar, ką matė rugsėjo mėnesį ir ką matė prieš 3 mėnesius iki rugsėjo mėnesį. Ir tenai matosi, kai būna atgalinė data, buhalteriai ar kas gali tų duomenų bazę redaguoja duomenis ir jam nepavyko tas verslas ir dėl kelių priežasčių, nes jis iš pradžių draugam davė, nemokamai pasinaudoti ir draugai sakė, eik šiek, buhalterė labiau kaip žmona pasitikė, turėjau atleisti. O po to, kažkokį ten bandė, čia irgi jis pasakė, nežinau, ar tiesa, Seime, kur, prastum Lietuvai. Ir jam sakė, kad nesupranti, tau atrodo, kad mes nežinom, kad taip vyksta. Aš buvau užsiminęs menkai susijęs dalykas, bet lygiai taip pat keikiausi su Seimo posėdžių transkriptais. Ir aš tai kažką ten skreipinau, įdomumo dėliai, ten norėjau keiksmažodžių kiek ir kažką pasiskaičiuoti. Blemba, žiūriu tą patį transkriptą, tos pačios datos praleidžiu visą savo ten mašinėlę, žiūriu, blemba, pasikeitė statistikos, ženkliai pasikeitė statistikos. Grįžtu atgal, susirandu seną kopiją PDF-o, akurat žiūriu, pamodifikuotas PDF-as. Yra vaizdo garso įrašas, atsisuku garso įrašą, nauja versija nebesutampa su realybė, net iki tokio dalyko, kaip tiesiog transkriptus pamodifikuoti, kurie viešai prieinami, ta prasme. Arba prieš, 10 metų kažkokie tai buvo dokumentai Lietuvoje nulyginti slapti ir buvo maždaug pasakyta, kad ištrinkite, o jeigu neištrinsit, tai pamirškite, nes kitaip bus blogai ir panašiai. Bet, ką tai reiškia, tai kad tu patbulinę tą gali žmonėm poveikį padaryti, jeigu tu perskaitai, tai žinai, kas ten parašyta. Tiesą sakant, aš dabar, kai žiūri žmonės, kurie ten neatsimena, kas buvo prieš 2 metus ir aiškina kažką, tai... Man atrodo, ten ne tai, kad neatsimena, ten tiesiog dzin. Čia kalbos apie šitą egzamą jau kiek daug. Aš šiaip siūlau, kam įdomu, tikrai pasidomėti šito dalykų, ten yra įvairių timeline'ų, įvairių analizių, toks, įspūdingas ir tos pusės atėjimas ir taip, kaip analizuojama dabar viskas. Tiek iš socialinės, tiek iš techninės pusės. Jo, ir čia dabar irgi įvairių pasiekmių, dabar irgi iš socialinės pusės dabar jau maždaug Hebra bando tuos scenarius, matyti, kaip tokie įlenda ir pagal elgesį žiūrėti. Tada kitas dar, kaip suprantu, daug kas bando pakeisti XZ bibliotekai. Kokį kitą kompresorių. Bet, čia toks irgi, kur... Vėlgi, tas pats korporatyvai tie patys, tai kai kurie jau naudoja pabaksnuot pirštu, kad žiūrėkit, open source'as neveikia. Šitas jūsų modelis neveikia, žinai. Bet, kai sakyt, closed source'as tas patys laisvai gali padaryti ir dar lengviau. Tai niekas nežino, ar nėra padarę. Ta prasme, kiek tokių... Šiaip daugumą yra įtariama, kad yra padarę. Garantuotai yra padarę, tik padarė savi. Ir kas netikė, tai gali paskaityti apie seifus elektroninius. Čia šitas
irgi buvo, kur tu perki seifą, o yra PDF instrukcija, parašyta, kad yra default passwordas. Taip. Ir tas default passwordas, kurio tu iš principo nepakeisi, nenuresetinsi, ta prasme, jis visada veikia tenai. Aš atsimenu su kasos aparatais, kai dirbo, tai irgi buvo. Ta prasme, defaultinis admino passwordas, toksai paprastas ir jis visada. Tai čia grįžtam dar 20 metų atgal į BIOSai, kur sąrašiukas gamintojų BIOSų standartinių passwordų, master passwordų. Čiagi testai dabar galvoju, prieš kiek čia tų metų, aš, kartais pasidžiaugiu Estiją, tai jie turėjo panašią problemą su savo ID kortelė. Irgi biometrinius pasus dėgęs ir ten keitėsi gamintojas, žodžiu, ir jų šitam pirkime buvo išskirtinai įrašyta sąlyga, kad šitos kortelės neturėtų master rakto. Ten kažkiek ten tų kortelių išdavė 100 000 ir Hebra rado, kad visgi yra master key. Ten, man atrodo, vis dar teisėsi su to gamintoju, žodžiu, kas jam tas korteles gamino, bet aš jau ne. Tai ten nėra taip, kad tas korteles lengva labai padaryti. Jas daro, kaip pasakyti, pagal nutylėjimą yra personalizacija. Taip. Kažkokius tai ten išdegina bitukus. Taip. Bet pasilieka vis tiek, nes jeigu yra kažkoks bugelis, tai nenori atšaukti 10 milijonų kortelių. Nori labai greito update'o ir kartais užtenka tiesiog over the year nusiųsti arba jau į tą automatą įkišę ir ten užprogramuoja tą kortelę. Tai tam reikia, kad tu turėtum kaip kažkokį mechanizmą, negali tiesiog programuoti ten. Tai ten nėra taip paprasta. Čia tik tiek, kad pointas tas, kad jiem oficialiai pardavė kaip be master key. Ten debatai kokie nors galėjo šitą išaiškinti ir whatever. Visa bėda, kad tie master aktai tai nutekėjo į viešumą apskritai. Matėt, kaip ten memas yra, kur sėdi salesas ir šuo toks jam užsnukio laiko ir salesas kažką pardavinėjo ten inžinierius. Dėl to yra tai taisyklė, kad inžinieriaus į sales pokalbį jūs negalima. Nieko neparduosi. Ir turbūt nieko nenusipirksi, čia dar kita problema. Šiaip, aš nepamenu, gal net darbą kokią. Iš principo, tai inžinieringė turi būti atviras, jeigu nori greitai išspręsti problemą. O salesose tai neturi būti atviras, nes neparduosi. Nežinau. Aš įsivaizduoju. Taip teoriškai. Darom prielaidą. Eina prie kitos tėvas, nes čia nebaigs. Ir Sinkas komanda yra. Šiaip dalykom kopijuot. Aš niekaip neišeinu iš to įpročio, kad SCP naudoju. Aš ir Sinką naudoju, bet visada googlinu. Tai čia yra kita problema. Pas mane yra kaip, aš ir Sinką irgi naudoju keliam, turiu, kaip sakyti, 2 atvejus, tai visada prie history praeinu, man šitą reikia, pakalkuoju ir varau. Mano Sinkas yra toks, aš paleidžiu, pasižiūriu, ar sukūrė su folderį ar ne. Jeigu sukūrė, tada slešą, ten prideda arba nuėmų. Kaip iš tikrųjų yra, nežinau. Čia turbūt viena iš tų problemų slešas. Bet šiaip labai geras tools. Bet irgi pointas tas, kad jo maintaineris dabartinis, kaip ir LibXZ, jau N metų skundžiasi ten perdegimu, čia release'ai kas 4-5 metus. Ir panašu, kad turėjo tokį dylą su originaliu autorium, kad originalius autorius perdavė regalijas, žodžiu. Ir jeigu pavargsi, tai tu sakyk man, aš grįšiu atgal, perimsiu, žodžiu. Tai šitas panašu, kad nutiko, jie ten įsikūrė atskirą organizaciją, ten į GitHub'ą visą persikėlė, žodžiu. Tuo pačiu naują release'ą paleido su bugfixais. Nežinau, paprastas dalykas, bet man kažkaip užtrigerino, kad čia po XZ, maintaineris taip atvirai išlindo, pasisakė ir sako, aš jau nebegaliu, imkit kas nors. Nežinau, bet man atrodo, SCP jau kokį 20 metų kaip ir deprecated skaitomas, bet, tiesiog paprasčiau. Vieną failą jo, ypač jeigu per tunelius reikia. O taip. Bet ten jie tą pačią problemą turi, kur su SSH mažoji P, o SCP didžioji P ir ten R mažoji. Skirtingas registras, skirtingi argumentai. Šitą padės, kaip, dabar jau įpratęs ten čmod skaičiai. Taip. Bet kaip BSD sukeitė tą vietom, tai ten tiek reikėjo mokytis šitą dalyką išmušti iš raumenų atminties. Taip. Skaičiai galia vis laik būdavo. Tai dabar ir Linux ir BSD pat. Bet aš šiaip turėjau tokį kažkada netyčiuką pasidaręs Debianą, instaliavau, setupinaus. Kažkoks, dar aš visai toks jaunuolis, žodžiu, žiūriu opciją su FreeBSD kerneliu. Debianą su FreeBSD kerneliu siūlė oficialiam puslapį. Susinstaliuoju, pasileidim, niekas neveikia, visas tas muscle memory, visi bin utilsai, biški kitaip. Tas tai yra, kad lyrinis nukreipimas kažkada vienam darbė
developinau ant Linuxo shell'o Taip. kažkokio, o leidau ant HPUX'o ir ten kažkaip tas, nežinau, kaip lietuviškai expansionas suveikia kitaip. Išplėtimas. Plėtinys. Ne tik, kad plėtimas, bet kaip Ai, wildcard. Ir suveikia kitaip ir man suarchyvavo ne tos subdirus, o tam master dirą. Ir sako, Hebra, kad kažkoks klasteris ten raudonai dega, nieks nieko nedarė. Sakau, dabar nieks netrukdo. 15 minučių. Bet gerai, kad Unix'e, ištrynėjai, bet procesai dar distributorių neuždarė ir kol atgal statai, ten viskas kaip buvo. Tai ten būna ir iš kitos pusės užsiraunam, kai, atrodo, ištrynėjai ir vis tiek disko vieta nesumažėjo. Čia aš dabar šitą problemą turiu su Dockeriu, BTRFS'u. Prasme, jisai automatiškai snapshotus daro kiekvienam konteineriui, jeigu BTRFS'as. Ir jeigu užklynini visus konteinerius, iš snapshotų nemato, neišvalo. Ir po savaitę žiūri, blema, kur čia 5 gigų dingo, ne vieno konteinerio, viskas ištrinta, išinstaliavau Dockerį, paaiškėjo, kad irgi lyrinis nukreipimas, bet nafik. Eina išeit. Ta prasme, tai defaultiniai konfigai paaiškėjo, kad ten ir logai visokie blogai eina, jeigu palieki su defaultiniais, nes ne failinė, o ten daug JSON'o važiuoja. Vienu žodžiu, atskiras prakeiksmas. Čia turiu menį Dockerį arba TRFS? Dockerį, konkrečiai Dockerį. Ten by default tą streaminį, ne failinį logą naudoja ir jis ten gulasi JSON'o, iš esmės, kiekviena eilutė yra JSON'o objektas. Man tai patinka, kad jie studavo loginą, bet dažnai būna, kad pamirštų sudėlioti limitus. Ir jeigu teilą paleidai, tai tada ten arbatos pasidarai, pasimaišai, cukraus, pieno, ten atšalo, sušyla ir tada jau prie galo atvažiuoja. Nes labai ilgai važiuoja. Bet man atrodo, jeigu esi užsetinęs šitą local file loginimo tipą, jisai ten binarinį naudoja, kuris gražiau sugeba parsint ir vaikščiot laiku pirmin atgal. Tai galima, ten iš tikrųjų užtenka parašyti, man atrodo, -n ar skaičiuką ir tau tiesiog, bet įprotis vėlgi. Taip, standartinis. Teilas, lesas. Kalbant apie eina dalykai šikt, Canonicalas. Ir apie senus dalykus dar. Jo. Canonicalas pasakė, kad palaikys savo 14.04 ir naujesnius biškį. Jo, čia nuo 14.4. 14 palaikys savo, teiks palaikymą už pinigus. 14.04 jau 5 metus nebepalaikomas. Daugiau, man atrodo. LTS, tai 14, tai LTS 5 metai. Dabar 24, tai skaičiuojam matematiką 5 metų. Tai ir jie už pinigus duos dar porą metų palaikymo, 12 metų. Čia gerai ar blogai? Aš tai žvengiau, bet mačiau, kad žmonės džiaugiasi. Mastodone tam pačiam mūsiškiai, kur... Žinok, yra tokių, kur dar sukasi ant 14.04 ir tu niekaip negali updatint, nes tu ten pakeisi vieną bibliotekos versiją, tau nafik viskas neveiks. Tai 14.04 ar kad ir 16.04. Aš 16.04 turėjau tokį variantą. Konkretus kameros driveris, ten konkrečios industrinės kameros driveris, kuris kaip ir open sourcinis, kaip ir ne, bet parašytas taip, kad dependina nuo kernelio vidurių, ne interfeisą naudoja. Ir be pakankamo laiko indėlio visą tą šūdą perrašyti, nėra opcijos priversti įveikti ant naujesnio Ubuntu. Jie palaiko tik konkretų Ubuntu ir ne tik konkretų Ubuntu, bet labai konkretų kernelį. Ir toksai vienas iš atvejų. Tai tokiem žmonėm, kurie neturi kur dingti, dar porą metų gali prasitęsti. Man atrodo, ten paprastiem useriam nemokamai šitos security patchus jie teiks. Ja, ko gero, ten rimtesniem useriam ten iki $100 gal. Ir šiaip jie bendrai visą tą paslaugų spektrą išplėti, nes jie, man atrodo, tą Ubuntu Pro jau nežinau, kuris laikas turi. Prisirašinį prie mašinos, kokios nors ten Ubuntu senesnis ir... Ten ta kaina per serverį tam? Pagrindė per serverį ir ten papildomų dar paslaugų galima prisidėti, ale fancy krepšelis kažkoks. Tai čia, kai negali priversti upgrade'inti žmonių, tai kerti per kišenę patys atnaujinami. Šitam IBM-ui tai nesuveikia turbūt. Aš vieną tokį gal pusiau tikrą istoriją girdėjau apie banką kažkokią ar finansinę instituciją, kur 70 metais nupirko iš IBM mainframe'ą kaip subscription based. Ir IBM'as čia prieš 10 metų sako,
pirk naują mainframe'ą ir jie sako, mums nereikia, jau pamalot, gal Islandijoje ten vis tiek žmonių nepadaugėjo, tai sako, nereikia, mes nusipirksim dar 1 giga ramo, uždėsim ten 100 štukų per metus ir viskas fine. Ir kas blogai BM-ui, kad jie turi turėti visų pirma know-how, kaip senus vėlinius dalykus, fabriką tom detalėm. Ir jie ten labai norėtų, kad naują modernų kažkokį tai blizgantį ten juodą, kaip obeliską pastatytų mainframe'ą ir numigruotų į ten Java base ar kas ten dabar tuose mainframe'ai. O tie sako, ne, mums neapsimoho, nes mes kai darėm planavimą, kai mūsų protėviai darė planavimus, sakė, mums gerai bus, mes išsipaišome biudžetą, ten amortizaciją ir valio, kam mums migruoti, nes migruoti iš to, ką veikia, tai mažiausiai nelogiška, čia tik vindošnikai mėgsta atnaujinimus visą laiką. Nu ir dar Apple'as. Nu tai Apple'as ten silent. Windows, tai aš nežinau kaip dabar, bet seniau tai neapdėtinama žmonės nesirebūtų būdavo dažnai. Pirštais nerodysiu, bet gyvenu su vienu žmogumi, kuris sako, nu, ta prasme, mūsų aitišnikai visai apdėtų prisigalvojat nesąmonės. Nemokat normaliai, nedarykit. Nepadarot iš karto idealiai, tai kam darot iš vis? Nu kaip, tas yra Oracle, kur kernel in place Keysplice. Keysplice, kur man atrodo, live patchinimas. Jo, tai šiaip technologiškai labai įdomus dalykas, kaip ten daroma viskas, bet nu, uptime'as geras, ar ne, nereikia perkrauti ir panašiai. Aišku, iš availability pusės pasitikėti apskritai sistemom, kurios turi 100% uptime'ą, nu, čia yra blogas požiūris, bet kartais... Naivus požiūris. Naivus požiūris, bet kaip sakydavo vairavimo instruktorius, vienas kartais raudona plyta yra tokia vieta, kur reikia to važiuoti. Raudona plyta ne siena. Nes šiaip su tais mainframe'ais, priminė, žinau, prieš 5-6 metus Defcone vienas pranešimas buvo iš ten, dabar amerikiečiai biškenčiau vairuoti gali pradėti. Tai ten iš va to... Nuo 16. Ten toli vaikščiat. Gerai, nuo 14. Bet ten gal 17 metės ar 16 metės, vienu žodžiu, eBay nusipirko IBM mainframe'ą, nu žodžiu, kažkieno ten nurašyta. Nu, yra tikslas buvo parsivežti mainframe'ą, pasistatyti Rusiją, nu žodžiu, pažaisti, pasileisti, nu žodžiu. Tai pusę plano pavyko tai įgyti ir parsivežti. Nu, tada kitą pusę plano įvykdant prisireikė ten truputį pamatų atkas, ten sugrūsti viską į Rusiją, tada ten susipirkti, prisijungti tinklą, ten visą kitą. Ir keletą metų jis ten, taip sakant, krušosi ir galiausiai pasileido tą mainframe'ą, prisijungė prie tinklo, storage'o kažkiek tai. Pablogino apie tai, nu, žodžiu, pradėjo gauti skambučius iš vietinių bankų maždaug, o klausyk, žiūrėk, mes čia matėm, tu čia rašytų, pasileidai čia šitą prietaisą, gal galėtum mums biškį laiko parduoti ant šitos mašinos, mums čia truputėlį brangiai gaunasi, čia visą kitą iš... Tai yra OpenVMS, tų mėgėjų grupė, kur ant modernių procesorių laidžia viską, ten šiaip labai keista sistema, bet yra Twitter'e tas lietuvis, kur Saulius, žiauriai tas patinka, tai kars nuo karto pasižiūri, bet į Mastodoną dar nepavyko privilioti. Bet čia ten irgi kurį laiką, ten tu, na, jis neina dėl to, kad jį kviečia. Ja, ten šiaip irgi įdomus personažas. No, tai aren't we all? Kažkas Red Hat'ą paminėjot. Žodžiu, Nvidia su Linux'u, Nvidia šitie driveriai su Linux'u draugauja, taip sakykim, įdomiai. Standartiškai. Jo, jie turi savo driverius, kurie yra proprietary, uždaro kodo. Buvo bandyta padaryti reverse engineerint, padaryti buvo ten driveriai Novo. Prancūziškai čia turbūt. Jo, rašosi. Latiniškai. Ne, prancūziškai. Bet tie driveriai visada lagindavo, tenai jeigu tu defaultiškai, jeigu tu Nvidia turi tą Novo ten doji, bet jis ten laginas, žaidimų nepasileisi, ir tada tos Nvidios proprietary persisiu. Bet čia, nežinau, pernai, prieš porą metų Nvidia tenai kažką iš open source'ino, tai buvo to Novo atnaujinimas ir viskas, ir baigės. Tai dabar Red Hat'as berods surastų, paskelbė, kad kūrė dar vieną atviro kodo, Nvidios driverį, pavadimu Nova. Nova. Nu, čia toks kūrybiškumas. Per kraštus liejasi tiesiog. Čia toks masyvus perrašymas iš esmės. Jo, nu tai nes tas Novo tikrai buvo ne antras to darytas.
greičiausiai NC'dą. Ir tai va, kadangi Nvidia ten jau kažką yra atidarę, jie kaip ten kažką tai iš open source'ino tuo, kad perkeldami krūvą funkcijų į firmvarą. Į firmvarą, nu tai čia standartinė situacija, kur gauni, nu dabar turbūt yra viena problemų, mes jau iš dalies su Linuxu esame pratę, kad susinstaliuoji daiktą į mašiną, nu ir viskas veikia kaip ir. Funkcionalumo perkeliamas į firmvarą reiškia, kad norėdamas, kad veiktų, žinai, ir šita vaizdo korta, tu turi dėti ir firmvaro blobą į tą patį instalerį. Šitai turi biški daug problemų, bet jo, suriuką pertraukiau. Tai aš jau buvau čia, mažumėlio pavargę šnekė. Ne, bet tai turbūt viena iš esmių aš gal netiduočiau daug laurų Rastui. Čia labiau galbūt spėčiau, kad čia konceptualiai labiau taip nutiko, kad buvo driveris, kuris reverse engineerintas ir dabar jau turint visą šitą knowledge, jau jį galima biškai sustruktūrizuoti kažkaip taip padariau. Ten aš kiek atsimenu, vėlgi išeina nauja vaizdo korta ir ten nauja grupė atsiskiria, kuri tik su ta vaizdo korta dirba, nu žodžiu. Galbūt su arminėm šitom sumaliais sėkmingiau gal paėjo tas visas reverse engineerinimas, mažesnės kompleksijos galbūt, bet neatsimenu, mačiau, man atrodo, jau lyginimus performanso, tai vietomis ženkliai geriau veikia negu ir proprietary driveris, kiek mačiau, bet aš dabar ant smūgo nesurandu. Jo, tai aišku, dar releaso nebuvo normalaus. Jo, tai ten aš nežinau, kas ten. Tie pakankamai iš kavos tiršių tie matavimai, kai sukompiliuos bus pasirodęs, kad nifiga. Nu ką, pagrindinės paveikiam. Taip, Pikonas buvo. Buvai? Šiut nepramiegojau, mano kolegos grybai. Tai toks, nežinau, man labai dvejopos. Dabartinė Pikoną žiūrint labai dvejopos nuotaikos, kadangi kainuoja kaip geras. Vyksta tada kelias dienas? Vyksta kelias dienas. Nu, gerai, kaina vienos dienos yra kaip, nežinau, CCC 4 dienų. Bet kaip lietuviškas renginys, Lietuvoje vykstantis, tai gal visai ir smagu buvo. Įdomu, visai speakerių prisitempė. Tik tiek, kad, nu, taip labai selektyviai rinkausi, kad būtent į tą dieną, kai nebus jokių keiksmažodžių kaip machine learningas ir webas, bet vis tiek. Einamos temos yra einamos temos. Šiais metais Wargamingas, man atrodo, pagrindiniai rėmėjai įmerkė šiek tiek pinigų ten už maistą, už viską, bet nieko patys nepranešinėjo ir po to biški skundėsi, kad oi, tai čia kaip čia į mūsų stendą, kurio mes neturim, niekas netėjo, o mes čia šitiek pinigų sukišom, nu žodžiu, nu tai hebra, tai palaukit, tai gal jūs tada gal norit kokį pranešimą padaryti? Ai, ne. Šiaip bendrai nemažai pranešimų susijusių su 3 pitonu, su 3.12 pitonu, tokių korinių paaiškinimų, kaip reikėtų, pavyzdžiui, bildinti wheelus bildinti šiais moderniškais laikais, kadangi ten konceptualiai daug kas sulūžo su 3 pitonu. Vienas toks ispanas labai komentavo lietuvybę, kad va čia, žiūrėk, labai paprastai galima turėti pitoną lietuviškai, kur vykdyk nuo 1 iki 10 ir taip toliau. Ir jam labai buvo nuostabu toks projektas Angis, kurį irgi užmatė ir tokį užmetė lemeškerę, kad jūs lietuviai kažką darykit, nes mes čia Ispanijoje, Pietų Amerikoje labai čia ispaniškai viską verčiam ir taip toliau. Ką aš žinau, smagiai susižiūrėjo tą vieną dieną. Mano vienas kolega sakė, buvo diskusija, ar eiti į Pikoną, sakė, galėčiau paruošti pranešimą, kaip suportint antrą Pitoną 2024 metais. Nu, nes yra projektų. Nu, tai taip. Aš dabar keikiuosi su migracija vis dar. Kalbėjom apie 14 Ubuntu, nu tai va, yra Pitonas, kad 7 kažkas tai dar gyvena. Nu, tai senesnis, man atrodo, smarkiai, bet... Bus Pitonas 4. Kažkokios kalbos apie tai sukasi, man atrodo, aš maišau. Ne, ten šiaip turi kažkokią tai timeline, užsibrėžia, kaip dažnai tas versijas leidžia. Nu, negreitai. Negreitai. Potencialiai negreitai. Nes Palatina kažkas sakė, 3.11, 3.12 tokia tipo gerą pagreitėjimą. Tai kelios turbūt priežastys yra ilgą laiką gilą metą velniop, tą globalų loką tarp threadų ir kitas dalykas pridėjo tokio funkcionalumą panašų, kokį turi Lua, kad jau Pythono priemonėmis gali paleisti naują interpreterį, kuris veiks nepriklausomai, gali iš
Pythono interpreterio, Pythono priemonėm paleis 2 paraleliai veikiančius interpreterius, kurie veikia visiškai paraleliai, tarpusai nieko besilokinančių neturi. Ir juos ten galiausiai ranant ten atskiruose freduose, atskiruose koruose, žemesnio lygio priemonėm. Bet pagrindinis turbūt, pagrindinis dalykas tai šito bandymas išmesti galiausiai tą globalų interpreterio loką. Na, čia ko keičia jie? Grubiai ne tai, kad keičia, bet mažina globalaus teito kiekį. Tai vis tiek kas bus, ne? Tik tai... Jo yra mažiau. Okay, nu ir pasieks tą, kai bus vienas ir keisi jį. Nes aš kaip supratau, ten, jį netai paprasta pakeis. Taip, nes jis pakankamai giliai įsėdės. Jo, daug tos tvarkos yra vien dėl to, kad jis toks kaip paradigma ten yra. Taip, ten kai kuriuose vietose jis išsiema, pavyzdžiui, su C moduliais. Bet, vienu žodžiu, yra dar ten vargelio, bet... Kažkaip sustekusius jie, ar ten kažką paėmė? Aš dabar bijau sumeluoti, aš dar kol kas dar tik migruoju į 3. Šiaip įdomu, jeigu dabar reikėtų mokytis programavimo kalbą, ar Pythono rinktumėm žmonėm ar ne, nes šiaip bent jau pagal tą tobę ar kokį indeksą, tai populiariausia kalba pasaulyje, kad ir kaip keista atrodytų. Matai, jį populiariausia ypač dabar, nes jį skaitomagi pagrindinė machine learningo. Tai kažkada... Tai dabar vis ant to labai visi. Kažkada buvo mokslininkų, ne, kažkada universiteto studentų. Čia, dėl to, kad jį yra interfeisas. Iš principo jį yra... Net tai interfeisas į tikrą programavimo kalbą, kaip Fortranas ir kažkas tokio, kur bibliotekos parašytas. O atsakymas į klausimą koks? Aš šiaip pritarčiau, kad veikiausiai Pythono geriausiai būtų galima pradėti. Jo, ta prasme, jis kaip, jogi yra ta sintaksė paprasta, lengvai skaitoma, sakykim taip. Dėl šito labai galima ginčytis, bet palygink su C++. Čia kaip smegenis veikia, galima ir su to brain fuck programuoti, jeigu labai. Jo. Kad ir su to PHP, ta prasme. Vietos gražiau. Supranti, jo, dėl to, kad, ten, kaip sakai, privalai rašyti gražiai. Tas skaitomumas šiek tiek. Tarsi, kad pati kalba enforcina struktūrą. Jo. Konkrečią... Tas šiek tiek padeda. Kaip, pilna bibliotekų. Ko gero nežinau. Bet ką rasti. Bibliotekų tai daug, ypač to matematinių ar ne įvairiausių. Jo. Atsiletim webinių ten. Ta prasme, tos pačios bibliotekos, pačios iš savęs. Ta prasme, aš nesakyčiau, kad Pythonas yra gerai dėl to, kad turi daug bibliotekų. Prasme, Pythono standartinis visas std libas yra pakankamai didelis. Gal net tai ir, to pačio C yra bibliotekų, kokiu tik tai nori. Ar tai padeda? Tai dažniau sukelia problemų atsirinkti, ko nori, ko reikia. Tam pačiam dalykui krūvą bibliotekų tas užknis. Aš labiau akcentuočiau Pythono tai, kad su Pythonu gana lengva ir greitai rezultatą galima pamatyti. Kad tas feedbacko lūpas tarp rašomo kodo yra pakankamai trumpas ir greitas, kas lyginant su bet kokia kompiliuojama kalba. Jo. Ir ta visa dinamika, manau, ypatingai jeigu kalba sukasi apie vaiką, kuris įmokosi. Jam kur kas bus nuobodžiau kažką mokytis, kur labai ilgas laiko tarpas iki tol, kol kažką pamatysi ekrane. Ir turbūt antras ar trečias čia dalykas, tai kad tos įgytos žinios, jos nebus kaip šitas Paskalis ar kažkas. Tas, kad ir minimalias įgytas žinias bus galima panaudoti tam pačiam webe, kažką automatizuojant, dabar fucking Excelį gali panaudoti jau. Prasme, Excelį Pythono interpreterį pridėjo, kad tai nebus throw away visas mokymasis vien dėl mokymosi palyginus. Nes tas bildo laikas, tai man atrodo viena iš galvojimų tikslų, jie norėjo padaryti, kad bildas būtų kuo trumpesnis. Skaičiavo, kad žiauriai daug laiko bildose praleidžia žmonės ir, žinai, su kardais faitinasi. Bet turbūt manau, kad šalutinis efektas, ko jie su Go pasiekė, kad labai sunku, man atrodo, su Go reproducible bildus padaryti. Kadangi ten daug Renovos metadatos binarikose ir ten aš kiek followinau Hebra, kuri reproducible bildus daro, tai ten didžioji dalis kurie nesireproducina ten Go. Turėjome, kad ten bytecodą kitokį sugeneruoja, nematomi kažkokie... Ne tik, kad bytecodą, bet metadatą labiau, ten logai, file pathai, dar kažkas. Ir kas sėdi binarikai... Čeksamai nebesutampa. Jo, ir čeksamai nebesutampa, ir ten pakankamai daug vargų yra išvalyti. Ir sakau, ten, kiek aš atsimenu, yra ten keletą problemų, kurių dar nesugalvoju, kaip išvalyti iš Go bildų būtent. Tai nežinau, man asmeniškai tas yra didelis downeris ir šiaip dėl to Go. Tai... Nepatinka man. Nežinau, jeigu tektų naudot, gal pradėtų patikti, bet šiaip aš ir Pythoną nemėgstu, man buvo
smagiau. Žinau, kai interpreteris yra 9 KB interpreteris, visas normalios interpretuojamas. Tai gal šitą Julija dabar kokia ten buvo reklamuojama? Julija, jo. Bet Julija. ten jinai statistika originaliai berods buvo skirta. Nu, bet vis tiek, jeigu jinai Turing Complete, koks skirtumas, gali bet ką pakeisti. Jo. Atrodo, Julija ten irgi originaliai ant kažko buvo statoma. Ant tos pačios lūvos. Pala, ne Julija, kažkas buvo ant Javos padarytas, ant čia buvo Tai ir, Java. man atrodo, skala dar... Skala. Oi, ten jau Javos tų dvedinių, tai... Tai tas pats Jitonas gerai. Nori XML Gerai. Baigiam versti. Java kažkas, jo. Baigiam verti apie mažus baitus. Nežinau, ar užkabinam dar šitą demo partiją, ar jau... O čia šiaip, žinai, aš labai rekomenduoju užmest akį į vienas iš tų demo partijų renginių. Čia turbūt artimiausias. Kuris buvo? Revisionas mano, aš bijausi, pamiršau, jau 100 kartų atsakinėjau, bet aš tai internete mačiau, bet Vokietijai ar Skandinavijai. A čia tas demo partija, kur SIN, ne, kur kuo mažesnė programa išsivinioja ten. Jo, iš esmės vienas, esmė tokia, kad renginys, kuriame vyksta daug competitionų ir vienas iš competitionų yra, po turite 256 baitus ir jūsų binarikas turi kažką parodyti gražaus arba išgrot gražaus. Prieš 25 metus MTV rodydavo kaip klipus. Taip. Ir čia, šiais metais labai smarkiai pasijautė tas skirtumas, matosi progresas, kur anksčiau, su 256 baitais, Hebra nieko nepadarydavo, būdavo koks vienas entry. Dabar Hebra užpildo šitą competitioną, ir garsu, ir animacija, ir spalvom, ir... Na tai ta karta, kurių tėvai LSD palavino fantaziją. Šiaip buvo žaidimas, aš nepamenu kiek kilobaitų, bet paleidai pirmą kartą 5 minutės, jisai dekompresinasi ir tada pasileidžia. Ir iš tikrųjų jisai beveik ten gigas buvo kompaktą didžiąją. Nežinau, įspūdinga fantazija žmonių. Visi tie procedūriškai generuojami. Ten koks nors Dwarf Fortressas, man atrodo, irgi ten, jeigu viską užsisetini iki galo, tai ten ilgai burzgiai, jisai generuoja ten kalbos modelius. Tai tie, bent jau seniau kiek esu manęs, tai garsas kaip su trackeriais padarytas. Impulse trackeriai, MIDI stiliaus. Bet čia depends kokį geležį daro, nes ten irgi yra rungčių, kur ten konkrečiai Atari kokiam nors, ar ten old school'ui, yra rungčių, kur grinai PC demo ir kur visai ten gerų dalykų išlaužia. Na ir kaip suprantu, čia žmonės daro tiesiog savo malonumą. Jo. Metai iš metų ir lietuviškų turim kartais dalyvių, tiesą pasakius. Lietuvių komandos. Šiais metais nemačiau, bet aš dar visų neperžiūrėjau. Beros Mastodone buvo net... kaip ir toks Follow Me konkursas, kur duoda užduotį ir rodo, kaip pasiekti tą rezultatą, galim buvo sekti ir, kaip tie adventai būna. Apie Mastodoną kalbant, kad jau turim tave, tai pašnekėsim apie visas šitas. Pašnekėkim. Užknisom truputį. Ilgas bus šiandien šio podcastas, tai jau. Nieko, vis tiek tu viską iškrapysi ir vėl iš 3 valandų viena pasidaro. Ne, aš iš 1,5 padarau vieną. Padaryti ekstra. Special. Už $5. $5 gauna. Tai va, jeigu Fediverse yra kaip visata, tai tu čia visą galaktiką pakūrės. Visatos valdovas, ne, šitas jau yra. Visatos valdovas yra. Vis apie viską žino, bet ne apie viską gali. Tai va, nes kas nežino, tai Saints Kazlopuodas LT, Saint DK yra atsiradęs. Mes pasihostinamės. Laikom savo podcastą. Tai man įdomu, kiek tų Fediverse tų servisų yra ir kiek tu esi jų pakūręs? Servisų tai yra daug, aš sakyčiau 100. Tų atskirų projektų. Jo, tai šiaip sunku taip apibūdinti, kas iš tikrųjų yra tas Fediverse. Ir aš tai labiau žiūriu, kad tai yra programos, kurios kalbasi protokolais, kurios supranta. Ir pagrindiniai yra ActivityPub protokolas ir WebFinger. Jie vienas kitą papildo. Ir koks yra įdomus efektas, kad visos tos programos, kurios kalbasi, kaip pavyzdys ActivityPub, jos gali su viena kita susilinkinti. Tai Mastodonas, Kazlopuodu, Pixelfedai, Lemmy. Yra bandymas buvo net padaryti TikToko analogą, feilino. Pixelfedas dabar bando savo padaryti lūpus. Yra įvairių, yra mobilizonas, kuris yra kalendorius. Yra
PeerTube'as. PeerTube'as. Renginių, tas Taip, yra muzikos Funky Whale. Jo, Funkvailas, jo. Ir jie visi leidžia tiem žmonėm, kurie dalyvauja, ir botam, ir kaip tik tai nenori, tarpusavę sekti vienas kitą. Tai iš esmės, kaip senais laikais buvo normalu turėti kiekvienai organizacijai po savo mail serverį, ar bent mail domeną ir siuntinėtis tais laiškais tarpusavę ir nereikėjo, kaip dabar gaunasi, kad jeigu nesi ten Gmail'e, Yahoo ar Microsoft'o mail serveriuose, tai praktiškai neįmanoma komunikuoti, nes jie savo sienos pasidarė su antisvemais ir visais kitais reikalavimais. Tai va, ir man tiesiog patinka po darbo dirbti kaip žmonas. ir tam, kad būtų kažkoks tai presingas, spaudimas, smagu, kai žmonės naudoja. Tai aš nepamenu, ar aš Lemį pirmą paleidau, ar Mastodoną. Ir ten dar vienas formalumas yra, kad jeigu kuri bendruomenės, žiauriai yra sunku surinkti žmonės. Ir manau, kad ActivityPub ir Fediverse TikTokas žlugo vien dėl to, kad TikToką padaryti iš esmės nesudėtinga, bet tą turinį kelti, žmonės turi būti suinteresuoti kelti. Ta prasme, tai turi būti kažkoks benefitas jiems tą dėti, nes ten, aš nepamenu, kaip TikTok yra, ten prie vieno dedančio 1000 žiūrinčių kažkaip. Taip, ten proporcija. Na, šiaip istoriškai žiūrint, tai didelė dalis tų išpopuliarėjusių platformų, pavyzdžiui, Spotify'us, tai jie nuo pizdinto turinio pradėjo. Jie ten turi savo, kaip jie tą turinį gerina, bet iš esmės tai jis jau kaip ir paruošęs yra, o socialiniai tinklai, nekalbant apie Facebook apskritai, kaip reiškinys, ar ne, ten, jeigu nedalyvauja žmonės, tai nėra point ateiti. Ir toks užburtas ratas gauna. Ir Mastodonas, jisai jau gan senas yra. 10 metų. 16 paleistas. Jo, jis nėra kažkokia naujiena ir ten tokie nišiniai žmonės renkasi, kurie bent jau man kažkaip labiau buvo prie širdies negu Twitter'e ar Facebook'ai ar ten alternatyvūs dalykai. Ir aš kaip, net mano Mastodono profilį yra, kad ieškau maždaug draugų, bet per tą pjūvį, kad nesvarbu kokia vietovė pasaulyje ar ne, bet interesai kažkokie. Na ir kaip mes formuojam įrankius, taip ir įrankiai mus formuoja. Ten, jeigu kažkas dalyvauja Mastodone, žino, kad ten tam tikros kategorijos yra žmonės. Ar ne, dabar vis gal daugiau ateina iš tų Facebook'ų ir panašių dalykų, bet vis tiek ten yra daugiau tokių, kurie patys kažką pakonstruoja, ten paprogramuoja, palituoja. Ar piešia, ar kūrė, žodžiu kūrė. Kūrė kažkokie, nerimstantis žmonės yra. Ir man taip, kažkaip patinka. Ir tie visi kiti saitai, kur Lenė, tai toks Reddito analogas yra berods dar linkų saugyklų, RSS kažkokių, ten, žodžiu, Fediverse ar Fediparty yra toks puslapis, kuriame galima tų apsų paieškoti. Dar yra Writely, kur gali rašyti blogą. Žiūrkės dar yra. Žiūrkės yra Bookworm, tai ten yra Goodreads analogas. Žiūriu, kad tu kažkaip tavęs Goodreads nesimato, tai reikia į tos pirmai. Tai Bookworm, tas žmogus, kuris inicijavo ir gamino, buvo jų nikas Mouse, bet nežinau, ar keitė ar nekeitė, bet jų idėja buvo, kad human scale computing daryti, kad ne kapitalistam duoti tą kodą licencijoje parašyta, kad jeigu tu iš to nori pasipelnyti, tai ne, tau negalima. Ir buvo gan jų pradžia, aš tada sudegiau, pradėjau dėti knygas, importuoti, ten aišku viskas lūžo, lėtai veikė, kažką reportinau klaidas, išverčiau dalį į lietuvių kalbą, ten dabar aišku keičiantis aitų reikia dar daugiau išversti, bet vėlgi tai yra susijungę su Mastodonu, tai neprivalo žmogus registruotis Bookworm sistemoje, kad galėtų sekti mano knygų ir komentuojant matosi tenai. Tai toks, nežinau, dar turbūt iki galo žmonės nelabai supranta, kas čia gavos. Toks visiškas Indros tinklas, kur viens kitą atspindi. Jo, tai tas pats, kas dopuodas, irgi mes įkeliam ten. Jis turi biškį problemų, mane ten vietom nervina, elementarių, new line, mleka, kažkodėl ten prigeneru, Čia jau kiti dalykai, bet tiesiog apie patį tą sąsają, tai yra, kad
mes tenai papostinam, pas mus iš Mastodono eina komentuoja, Taip. viskas labai... Jo, ir ten, jeigu taip atkreipdėmėsi, tai dažnai tie įvykiai, kur įvyksta tose populiariose platformose, kaip Facebook, Reddit, Twitter'e arba saite X, kuris formaliai nedaunas Twitter. Jeigu kažkas ten atsitinka, žmonės dėl kažko nepatenkinti, kaip Exodas iš Reddito buvo, X'o, Masko ten, nežinau kas, tai visą laiką tos bangos ateina į tą Fediversą. Mastodonas labai auga. Jisai, kiek žinau, gavęs yra grantų iš Europos Sąjungos. Tai Europos Sąjunga pati savo instansus užsikūrus. Lėmė yra, kur vėlgi Redditas vis dar įlėmė žmonės spilinas. Ta prasme, toks yra jausmas. Ir man primena, kaip kažkada buvo American Online linksniuojama kaip superšūdas, kur ten uždarytas sodas, ir dabar yra Facebookas, lygiai taip pat ir visos tos bendruomenės. Ir man nepatinka, nes aš bandžiau surasti tiesiog Lietuvos fantastikos fanų forumus. Jeigu taip nueiti internetą, ką randa paieškos sistemos, tai ten viskas mirė. Ten forumai išsikėlė į Facebooką ir jeigu tu nesi Facebook'e, tavęs nėra. Jeigu Facebookas užsidarys arba, kaip aš neturiu Facebook accounto, aš negaliu dalyvauti ten pilnavertiškai. Tai ta pati supermama nebeaktualu, nes taigi buvo kažkada top saitas Lietuvoje. Aš suprantu, kad žmonėm ten patogu, faina, viskas vieno vietoje, bet jeigu taip žiūrėt, kaip piratai sako, kad mes saugom tą internetą, tai iš tikrųjų taip yra, nes pabandžius surasti, kas buvo parašyta, ką tu žinai, kad buvo prieš 50 metų, be šansų yra rasti, nes tas... Facebook'e, kas buvo parašyta prieš pusmetį, nerasi. Tai tu ne tai, kad nerasi, bet Google'as net negali plugintis ar kitos paieškos sistemos į Facebook'ą, kad net pabandyti paieškoti tenai, ar ne? Ir ten tas archivo orgas nearchivuoja Facebook'o ir negali suarchivuoti. Tai ten būna, kad, tu žinai, kad straipsnis yra, gal net PDF-ą turi išsaugoti, bet internete negali rasti. Tai norėtųsi kažkaip, nežinau, jeigu dar pasaulis egzistuos per 10-20 metų, kad galėtum surasti, koks buvo Starbucks Coffee Operation Manual, neskriptą sistemą, kur reikia... Čia ta pačia kaina, pavyzdžiui, yra ten kažkokias didelės, taip. Tai tarkim, mano tas, pavadinkim, karjera ar internetas prasidėjo su tokiais portalas kaip Centras LT, ten buvo Mokslo Centras LT, ar ne, kur referatai, mokslo darbai, dar kažkas... Tokios sistemos jos kažkokia tai turi, neegzistuoja. Aš skaičiau, kad neseniai Banga uždarė dar ten tuos forumus, kur, tuo metu mes ten kažką dėjom, svarbus buvo dalykas. Nebėra, jeigu pamenat, buvo toks vartiklis, dabar vakar už vakar tikrinau, dar vis neveikia, nes serveris, kuris buvo nuduso ir atstatinėja dabar, o žmogus, kuris prižiūrėjo, jis jau miškuose gyvena, ten gal nebūtų. Tai va, tai visą tai dingsta ir tas atviros tokios bendruomenės kaip Fediverse, ar kad ir kas kita būtų, ką mes patys galim pasileisti, tai mes galim tą kontroliuoti, ar ne? Tai galim pasakyti, kad man svarbu ir aš suteiksiu dėmesio šitam dalykui, o ten visi kiti, gali prisidėti, gali neprisidėti, taigi čia niekas nieko neverčia daryti. Aš tai čia grįžiu tokį iš dalies požiūrį kaip į open source. Taip. Kodėl open source renkasi, nes in control, ta prasme, turi source, tai esi in control. Tai čia tam tikrą prasme in control, bet jeigu taip ir pasižiūrėti, tai aš esu čia dėl to, kad yra open source'as, ar ne? Nes jeigu būtų reikėję pirkti kažkokias operacinės sistemas, programavimo, ten, nežinau, kalbas, idėją ir taip toliau, aš negalėčiau sau leisti. Ta prasme, tiesiog. Ekskliuzyvas būtų, iš esmės, taip. Tai, ta prasme, lygiai kaip tas POSIX standartas, ar ne, tai jis atviras, ar ne, bet jis žiauriai daug kainuoja. Man, tai įmonės gali sau leisti. Tai va, tai, čia toks kaip, nežinau, komercinio intereso nėra niekam leisti tas Fediverse. Ir dėl to tik tai, laisvanorių, kaip mano matematikos mokytojas sakydavo, laisvanoris prie lentos, tai tik tokie žmonės gali tą padaryti. Tai niekas kitas. O kaip tu žiūri, jeigu kokia šalis arba valstybinė institucija turėtų šitą požiūrį ir investuoja į plėtrą, pavyzdžiui? Yra toks žmogus, kuris iš Turkijos, bet jis kovoja už tai, kad jeigu mes mokam pinigus, kad valstybė nusipirktų kažkokį softą, tai jis turi būti open source. O, tai aš man turiu iš FSF. Aš nelabai suprantu, kaip apskritai klausimas yra,
Kodėl valstybinės institucijos perka uždarą softą? Ta prasme, jis turi būti open source. Ja, bet aš čia labiau galbūt, ar tai nebūtų tas atvejis, kai ne paprasti žmonės in control, bet valstybinė institucija in control, kuri nėra atskaitinga. Bet suprantate, aš taip galvoju, ar jie labai būtų in control. Ta prasme, jie turi savo instantus, bet žmonės turi savo. Ir tu juos pakontroliuosi taip lengvai. Nu, čia įmanoma, bet galėsim kitą kartą padaryti apie tą klausimą, bet yra tas Tim Lee, kur Webas sugalvojo, jisai dabar kūrė tą projektą Solid Storage kažkaip vadinasi. Ir jo mintis yra tokia, kad nepriklausomai kokio tu šalia gyveni, ar demokratiniai, ar nedemokratiniai, kad tu turėtum kažkokį tai įrenginį, veikiantį tam tikrų protokolų pas save, ar namie, ar garaže, kuriame yra visi tavo duomenys ir niekas iš tavęs negali. Jo, ir ten, aišku, ten labai eksperimentiškas, labai ten neišdirbta, nepalaiko niekas, ten toli gražu dar. Bet mintis yra tokia, važiuoji į polikliniką ir tuo metu, kai reikia gydytojai pasižiūrėti tavo istoriją, tu su kažkokiu lengvu paspaudimu jam suteiki, kuri sėdi tavo tame pode, tu atiduodi, pasižiūri, pakeičia, grįžta atgal ir tu kontroliuoji, ne jokia valstybė, niekas. Nu, aišku, tai yra ir inžinierinių problemų, ar ne, kur backup ir taip toliau ir panašiai. Tai man tas Fediverse irgi, ta prasme, tai ką aš hostinu, tai kas jau tame serveryje, tai aš galiu ir išsaugoti, ar tai būtų atsarginės kopijos, ar tai būtų kažkoks tai, kitas mechanizmas, ar ne, bet aš negaliu reikalauti, kad kitas mano kažką išsaugotų. Taip. Lygiai taip pat kaip žmonės, jeigu taip pasižiūrėtume, tai Fediverse, kur parašo no boss, ne, tai nėra įsakymas, tai yra prašymas, nes niekas internete, nežinau, ką paleidai internetą, tai tikėtis, kad nenukopijuos niekas, tai čia irgi naivu yra. Bet čia toks irgi, požiūris, aš paprašiau ir galbūt kažkas teiksis tą padaryti. O valstybinės institucijos, jos, man atrodo, jos blogai tom, kad jom, būna praeina noras daryti ir jos pamiršta ten, neatnaujina, perka iš Ubuntu supportą už pinigus ir išjungia tas. Apie serverį. Kokie šiaip parametrai, pavyzdžiui, pas tave viskas vienoje mašinoje, šitie visi instansai, ar po skirtingas išmėtyti, nežinai? Pas mane yra išmėtyta skirtingai, bet jeigu taip viską sudėjus, tai užtektų vieno nelabai brangaus serverio. Hercinelį serverio aukcionai, toks egzistuoja dalykas. Ten žmonės, kurie nuomojasi serverį, kai jo atsisako, Hercinelis paleidžia ir gali, ne tai, kad betinti, tiesiog tam tikrą laiko tarpą gali gauti pigiau. Ir aš tam tos serverius išsirenku ir naudoju. Tai jeigu taip paskaičiavus apie 40-50 eurų per mėnesį, tie visi Fediverse instance arba home serveriai kainuoja. Ir dar taip pat Matrico serveris, nes Matrixą. Jo, jis žiauriai daug resursų ryja Postgreso duomenų bazę ir man trukdo tada vienas kitam. Ir dar tada storage'as turbūt. Storage'as irgi taip pat, bet jis yra nelabai brangus palyginus. Aš kaip tikras nemokamos sūrio specialistas einu per visus servisus, kurie turi nemokamus tierus ir stengiuosi visus išnaudoti. Tai tarkim, Cloudflare yra nemokamas tieras, yra Backblaze, backupo sistemo irgi turi Object Storage, kur yra nemokamas tieras ir taip toliau. Ir seniau Oracle Cloudas turėjo nemokamą tą virtualkę, kur matricas sukosi, bet perlipo diską ir gavos tada jau, kad neapsimokėjo elektrą. O jau, kad paminėjau Cloudflare, tai dažnai žmonės pyksta, kad Cloudflare'as ten siunčia duomenis nesėja ar kur nori, tai aš taip tiesiog primenu, kad tai, ką padėjote internetą, pamirškit, kad ten kas nors ką nors nematė, apsaugo ir taip toliau. Na, tai tą tai mes žinom, tiesiog šiaip mėgstam pasilasdavoti šiaip. Jo, tai jeigu yra svarbu, kad neperimtų, neperskaitytų ir taip toliau, tai kažkoks end-to-end encryption variantas turi būti, darant prielaidą, transportas yra nesaugus ir kaip jau raktais apsikeist plačiau jūsų problemą. Šiais laikais ypač turbūt sudėtinga, bent jau kiek mačiau tos deepfake'us, tai būna irgi įspūdingi, ypač audio. Raktai lygiai tai ant popieriuko užsirašinėti yra problemų. Na tai ir tas vienas dalykas ir šiaip, tokios, nežinau, paprastos dantų valymo lygio privatumo ir saugumo higienos niekur nemokina ir vien tai, kad reikėtų raktais keistis arba pasitvirtinti
Taip. Net tame pačiame kompiuteryje irgi ne visiems žmonėms akivaizdu. Tai va, bet, čia kaip su tuo OpenGPT ir PHP, ar ne, tai irgi vis tiek kažkada tai turėt važiuoti ir susitiksi tą žmogų. Taip. Aš tą reikėliau, kad šitą anksčiau visai populiaru būdavo tie visi key signing parties. Aš kaip tik paskutinį FOSDEMą, man atrodo, pramiegojau, prašau ir dabar galvoju, o tai kaip dabar žmonės daro. Iš tikrųjų, man tai atrodo labai sudėtingas tas mechanizmas ir turbūt dėl to jis sunkiai veikia. Aš manau, pirmas ir vienintelis mano toks buvo, kur tas trust levelis buvo aukštas, tai jeigu neklystu, buvau kažkokiose patalpose, buvo SR atvažiavęs, pasakojo apie open source ir ten visi tuometiniai mylėtojai open source keitėsi tais raktais, po to reikėjo jos pratesti, ten signinti ir taip toliau, tai ten visą tai nubirėjo ir ten toje pačioje vietoje, kur guli bitkoino, slaptažodis guli ir tų raktų slaptažodis. Tai dabar buvo kažkoks bandymas su keybėjais padaryti, bet vėlgi, akivaizdžiai matosi, kad jau pamiršau, kas nusipirko, bet nebuvo suinteresuoti ir pradėjo marinti tą projektą. Nemanau, kad dar lengvai išspręsta šitą problemą. Ten dar kažkoks T-Coffee buvo, kur užsiminė buvom antram ar trečiam, kur irgi... TXYZ, kur, ta prasme, irgi iš esmės bandymas ant kripto pastatyti... Ant blockchaino pastatyti identifikaciją ir užtikrinimą, kad čia bendrauji su žmogum, su kuriuo tu manai, kad bendrauji. Ar čia, kad šitie komitai yra, vienu žodžiu, to ir to žmogaus ir panašiai. Šiaip įdomu problema, bet man atrodo, kad šiais laikais, jeigu gyvai nesėdė, tai jau sunku užtikrinti. Bet vėlgi, aš tada paprastesnę problemą paimsiu. Žmogus ateina į Mastodoną ir klausimas, kokį instansą pasiimti. Vienas iš kelių buvo, šitas veikia 10 metų, čia šitas tiek veikia, šito bičio nežinau, šito nežinau. Bet bičas, kurį aš pažįstu, žino šitą bičią. Tai jeigu pamenat, buvo panaši sistema open source kažkoks advokatų, advocate, kur maždaug aš šitą pažįstu, sakau, kad trustworthy ir tada jisai kažką, buvo toks visas medis kažką bandė padaryti, bet, matomai vėlgi nebuvo suinteresuotumo, nebuvo žmonėm aišku, kodėl jie tai turi daryti ir tas nustoja daryti. O dėl Mastodono serverių tai aš manau, kad čia technologinį klausimą išspręs migracijos pavidalo, ar ne, kad tu gali tiesiog laisvai keisti. Dabar tas pats protokolas, jisai, kaip MVP kvadratu, ar ne, ir ten yra tų tokių constraintų, pavyzdžiui, apribojimų, kur, tarkim, pakeisti domeną yra pakankamai sudėtinga, nes visam tame tinkle būsenoje, ar ne, tu identifikuojamas vartotojų ir domenų. Tai ten nėra taip, kad tu pakeitai ir tu esi tas pats, ar ne, tu esi kitas entitis, nes jis taip identifikuojamas. Net ten, nežinau, net konkretaus kažkokio tai tekstinio įrašo update'as, ten ko pasipropageitina. Taip, ten yra toks geriausių pastangų variantas, kur kada nors maždaug. O dėl Mastodono ar šiaip serverių pasirinkimo, tai aš sakyčiau, aišku, tas kiek jisai laiko yra tas serveris ir kaip jisai gerai veikia, tai yra gera euristika, bet kita tai, manau, turėtų būti, skaitykit, ar atitinka jūsų ideologiją ir pasaulėžiūrą. Dar vienas, aš manau, kas yra geras argumentas rinktis. Šiaip tenai, kai kurie gali matyti tenai viešiai šitos diskusijos, kiek vyksta. Tai pažiūrėk, ar daug tenai vyksta, jeigu tu nori eiti. Taip, bet kadangi Mastodonas ir apskritai Fediverse yra tinklas, tai tau nelabai svarbu, kur tu eini. Vis tiek, iš pat pradžio, jeigu esi visiškas naujokas, nieko nepažįsti, tai tada įdomiau rinktis ten, kur kažkas vyksta. Tada iš karto vyks kažkas, nereikės. Tas discovery mechanizmas, tai aišku, jis ten vienuose serveriuose vienaip gyvenintas, kitose kitaip. Tarkim, Pixelfed ten į puslapį ateini ir iš karto gali ten matyti nuotraukas ir taip toliau. Bet ką aš turiu meni, kad yra ten vis tiek ir politinių pažiūrų, ir ideologijų, ir vieni vienaip žiūri, kiti kitaip žiūri. Tarkim, tas Group LT, jis labiau traukia lietuviškai kalbančius žmonės, nors pati Fediverse tai įvairiom kalbom. Nėra taip, kad būtinai reikia ten tik lietuviškai kalbėti, nėra jokio skirtumo. Bet yra ten, sakykime, žmonės, kurie turi savo supratimą apie, tarkim, šiukšlės spamą, jie reportina, arba kiti kaip tik galvoja, kad čia laisvė, tai galim daryti viską.
Kiekvienas serveris, instansas yra administruojamas žmonių, kurie turi tam tikrą požiūrį. Bet čia, mano galva, yra vienintelis būdas, ta prasme, kažkaip tai tvarkyti su spamu, su skemu. Čia visi bando išimti žmogų iš paveikslo, tas pats Facebookas ir kas tik tai nori ir tai neveikia. Čia yra tam tikra bendruomenė su tam tikrom taisyklėm, jeigu tu priimi taisyklės ir... Nepriimi, tie patys žmonės gali iš ten išpirkti. Taip, tai žinoma, tai veikia, žinai. Tai dar prieš kokių 30 metų buvo labai populiaru tą knowledge management daryti įmonėse, kur galvoja, pasodinsime ekspertą, papasakos, kaip jisai dirba, mes užrašysim kažkokiu būdu ir padarysim tą vedlį Microsoft'e, kuris niekada nieko neišsprendžia. Tai lygiai taip pat ir moderavime, ar ne? Tai būna tokių, kad klausimų, kur, nežinai, kaip iš tikrųjų teisinga, kabutėse turėtų būti, tai nusprendė, padarai ir oninį. Tiek. Man dar šiaip toks klausimas, čia apie šitos šnekam. Kaip tau tai, kad Meta federeitina savo šitos trydas? Man tai, aš tai nei už, nei prieš. Tai prasme, mano toks apskritai gyvenime požiūris, kad žmogui galimybę sutikti rinktis ir jisai gali rinktis. Kol kas tokio aktyvaus, peticijų rinkimo, kad mano valdomose tuose instansuose reikėtų blokuoti, nebuvo. Neblokuoji tu turėsi? Ne. Mano toks požiūris by default open ir jeigu yra problema, galima blokuoti. Ir šiaip, tarkim, Lemi, kur yra instansas, aš beveik nieko neblokuoju, tik tai gausi variantus. Tai yra, kai kurie žmonės ateina ir sako, tai jau dėl to, kad tu nieko neblokuoji. Ar tai yra gerai? Mano toks yra požiūris, tai dėl to aš ir sakau, kad reikia rinktis pagal tai, jeigu yra žmonėm, kuriem jau žudbūt reikia, kad threadai būtų užblokuoti, tai gali pasileisti savo serverį ir tai, tokia ir idėja yra to Fediverse, ne? Aš neprivalau daryti kaip kiti nori. Dar apie šitos, tu šiek tiek supranti, kaip tas vadinamas federating kalba. Kas tai yra, kaip iš techninės pusės, gal, prasme, man šiaip įdomu. Terminas yra, bet ką jis taip iki galo reiškia, man taip ir neaišku. Peer-to-peer maždaug, įsivaizduoja, ką reiškia. Jo. Aha, server client. Aha, distributed sistema. Irgi maždaug. Ja. Tai federated yra, kai yra salelės, kurios kažkiek tarpusavėje susijungusios. Bet tas federatinimas, jis yra aktyvus ar pasyvus? Jis yra, kai parašote Mastodoną, ką nors, tai tie subscriberiai, kurie subscribina, jie gauna pranešimą. Ir tada tas serveris nesusirbinėja. Ne, tiesiog aš dėl ko čia klausiu, galvoju, gal iš to, supratus, sugalvosim terminą. Įsivaizduokim taip, kiekvienas serveris turi savivaldą savo kažkokią tai, kur gali lokaliai nuspręsti, kokios yra jų taisyklės ir kokį inputą jie priema, bet visi kalbasi tą pačią kalbą serveriai ir gali potencialiai technologinę galimybę pasikeisti tutsais ar kom nors, ar ne, jinai egzistuoja. Ir jinai egzistuoja tiek Mastodono kaip softo implementacijų to, bet egzistuoja kaip ir tarp skirtingų, kaip PixelFed ir Mastodono, ar ne? Tai PixelFedas tai tas pats Mastodonas, skirtingų UI ir by default išjungtų filtrų, kad nerodytų teksto. Ir jisai rodo postus Mastodono, kurie yra su paveiksliukais. Bet jeigu tu įjungi mygtuką, kad rodyt visus, tai tu turėsi tą patį. Tiesiog, protokolas tas pats pradėjo. Jo, ir jeigu tai pažiūrėti iš viršaus, tai yra sala Mastodono su subsalom, yra sala PixelFedas su subsalom ir yra kažkoks tai telegrafo kabelis, per kurį kalbasi, žinai. Panašiai kaip Amerikoje ar, nežinau, kur Vokietijoje, ne, politinė santvarka ir tokia, kad kiekvieno tas unitas turi savo kažkokį dalyką, bet iš esmės kalbasi tuo pačiu protokolu, ar ne? Arba tą patį implementuoja kitaip. Taip, tai nėra taip, kad visiškai decentralizuota, ne, bet nėra taip, kad visiškai top-down. Jo, dar reikia pagalvoti. Reikia pagalvoti. Galvant, valandą, 2:30. Aš nežinau, gal užtenka šiandien jau. Man pienas kavoj sugižo. Tai ką, tai ačiū, kad atėjai. Tai neaiška. Taip, turėjom šventą sekmadienį. Ilgas kelias buvo. Smagu, kad Krienai tokį podcastą turi. Tikiuosi, kad žmonėm įdomu. Yra šiek tiek. Jo, mes susilaukam komentarų tiek asmeniškai, tiek viešai įvairių. Ir tenai matosi pagal statistikas, yra klausančių tenai. Kol kas.
Kol kas. Aš tikiuosi, kad jų daugės, nes, vis tiek mes jau pagaliau pakankamai normaliai, kiekvienas po mikrofoną turim normalų, tada kai turim jau logotipą, sakėm, toj merchandise pradėsim. Jo, tam nespėjom, gal galėjom marškinėlius kokius padarysiu, kažką su kombais. Ir tam kompiuteriui kaip personažą jau vardą sugalvojom. Vitoldas. Ne Vitoldas, Bitoldas. Nuo žodžio bitas ir oldas. Ir tos tokios pageltusio plastikos spalvos. Ja. Aš iš tikrųjų, klausydamas, tai nesupratau, kur tavo balsas, kur ne tavo balsas. Nes tom medijom kitaip eina. Taip. Bet šiaip tu mano balsą kada paskutinį kartą girdėjai? Prieš 10 metų. Kol dar jaunas ir gražus buvo. Tada girdėjau, kaip komiksai neblogi. Iki. Ja, prieš kokius 6 metus. Taip, tai taip ir buvo. Perskaitė visus mano komiksus. Taip. Ir trūko bendravimo. Nu. Nebereikia. Man tik tai labai apmaudu, kad Laimės kūdikis labai spyriojasi ateiti pas mūsų podcastą. Kaip tas paro pavadinimas, visi klausia. Gerai, baigiam. Tai kas blogai su to varu? Ne, nieko, tai viskas gerai. Kas per baras? Devinkio užupį tokie yra. Aš galvojau, ten, žinai, sergau žalgirį kokį nors. Nežinau už ką serga, ten toks tiesiog savininkas pažįstamas ir mes ten daug metų renkamės, tai kažkaip labai santykis geras. Kur tas baras? Užupio prieigose, iš karto už tilto kairiai. Žinau. Prie upės gal? Jo. Sekantis pastatas iš esmės. Aš man atrodo žinau. Aš pavadinimo nežinau, bet ten buvo kažkada mada ten rinktis. Čia bohema, visą kitą. Jo. Atrodo, mes kažkada esam su Piratų partija, buvo atvažiavę svečiai iš Suomijos ir iš dar kažkur, tai buvom susirinkę. Taip labai laisvai, kai yra ranka mojuoja iškelta. Mes ten esam buvę. Buvo interneto Lietuvos aušroje nedaug tų grupių, ten rinkdavosi mano kavinėje Bokšto gatvėje, tada užsilenkė ir kitur vaikščiai. Text Adventure su telnetais, mūdai. Ja. Gerai, nostalgija, stabdyti. Tuo kaip čia stabdus.